atrodo, tas panikos šokas toks didžiulis, kad jisai net nežino, į kurią pusę bėgti. Stovi kaip, tiesiog, kaip trenktas, žinai. Stovi, mes ten bėgiojam su tais daiktais. Aš jo klausiu, klausyk, į kurią pusę važiuosi, žinai. Aš sako, važiuosi į Lvovą, žinai. Aha, o kaip važiuosi iki Lvovo to? Su traukiniu. Tai gerai, dabar tau reikia įstoti, sakau. Aha, reikia įstoti. Ir stovi vietoj su čemodanais. Tai davai, sakau, aš ten nuvežsiu taksi kitos stoties, jau iki to, aš matau, kad ten neįmanoma jo pašiudinti, žinai. Tai jis toks, ne, aš nueisiu, kažkaip dasigausiu, viskas tvarkuoja. Bet tai tas momentas buvo iki 20 minučių maždaug, tas mūsų pokalbis, žinai. Jisai ant tiek žmogus šoko paveiktas, jis net nežino, kurią pusę ir ką daryti, iš viskas svarbiausia tuo metu, ką daryti. Ką galiu pasakyti, kad, karui prasidėjus, kaip yra svarbu, nes jeigu tu turi kažkokį veiksmų algoritmą, tai viskas, tu išgelbėtas, dėl to, kad tu turi, žinai, ką tau daryti. Tas žinojimas, jis taip išlaisvina. Kaip kad tu informuotas, tai reiškia ginkluotas.